Sveiki visi, šiandien norėčiau pašnekėti apie S&P 500 Futures indekso prekybą. Tai yra finansinis instrumentas, kuris susideda iš 500 didžiausių Amerikos korporacijų, kurios atskirai egzistuoja ir Amerikos akcijų rinkoje. Futures indeksas yra kontraktas, kurio vertė yra fiksuota ir rinkos dalyvis, tai yra traderis, dienos eigoje tą kontraktą gali pirkti arba parduoti, tikėdamasis, kad kaina kris arba kils ir jis tą kontraktą vėliau galės parduoti brangiau arba nupirkti pigiau. Indekso vertė skaičiuojama taškais, kaip matote grafike, yra vienos dienos reguliari amerikietiška sesija, kuri prasideda 9:30 Amerikos laikų arba 4:30 Lietuvos laikų, trunka 6 valandas 15 minučių ir baigėsi 16:15 Amerikos laikų arba 11:15 vakare Lietuvos laikų. Indekso vertė yra skaičiuojama taškais. Mažiausia indekso kainos judėjimo skaitinė vertė yra 0,25 taško, tai yra 1/4 taško. Ir nusipirkus vieną kontraktą, kurio vertė $50, tarkim, jis juda $12,5 padalomis. Tai indeksų būna įvairių, bet tarkime aš treidinu S&P 500 E-mini, tai yra vieno kontrakto vertė yra $50. Taip pat egzistuoja ir Micro E-mini, kurio vieno kontrakto vertė yra $5. Tai tarkim nusipirkus arba pardavus vieną E-mini kontraktą ir kainai pajudėjus vienu tašku, jūs uždirbate arba prarandate $50. Kai tuo tarpu Micro E-mini kontrakto vertė yra $5, tai nusipirkus vieną kontraktą ir kainai pajudėjus vienu tašku, jūs gaunate arba prarandate $5. E-mini ir Micro E-mini indeksas yra vienas iš populiariausių ir likvidžiausių indeksų rinkoje. Jo vertė šiuo metu, kaip matote, yra 5900. Čia yra vakarykštė sesija. Kontraktą galime pirkti ne vieną, galima priklausomai nuo jūsų pinigų skaičiaus kontraktų galima pirkti ir daugiau, 2, 4 ar 10, tai priklauso nuo tiek, kiek pinigų turite. Tai kas yra prekyba indeksų dienos metu? Tai yra intraday trading, tai yra prekyba Amerikos reguliarioje sesijoje, kuri, kaip ir minėjau, prasideda 4:30 Lietuvos laiku. Šiuo metu šiame laiko intervale prekiauti indeksų yra geriausiai, nes tada yra didžiausi svyravimai ir didžiausi kainos svyravimai ir tikimybė uždirbti pinigų yra didžiausia. Aš prekiauju 5 minučių intervale, tai yra kiekviena susiformavusi žvakė yra lygiai 5 minutėms. Ir dienos sesijoje, kaip matote, yra 81 žvakė. Ir tai sudaro 6 valandas 15 minučių. Kaip pavyzdį, susiformavus, atsidarius pirmai žvakiai ir jai susiformavus, tai reiškia, kad praėjo 5 minutės ir toliau formuojasi sekanti žvakė, kurios trukmė yra taip pat 5 minutės. Tai kiekvienos žvakės trukmė yra 5 minutės. Aš asmeniškai naudoju dabar TradeStation platformą.
Tai yra viena iš seniausių ir patikimiausių brokerių esančių rinkoje. Ir taip pat norint prekiauti indeksų, kiekvienas simbolis, tai yra kiekvienas finansinis instrumentas turi simbolį. Tai tarkime, čia kampe matote micro E-mini simbolis, susidedantis iš raidžių ir skaičių. Ir kiekvienas simbolis reikalauja minimalios sumos, kad reguliarioje amerikietiškoje sesijoje nusipirkti kontraktą. Tai tarkime, E-mini tai yra didesnis simbolis, kurio kontrakto vertė yra $50, reikalauja savo balansą turėti $1460. Micro E-mini jums reikia 10 kartų mažiau, nes kontrakto dydis yra 10 kartų mažesnis, tai yra $146. Jeigu neturite šios sumos, jums tiesiog neleis atidarinėti pozicijos. Taip pat svarbi detalė yra ta, kad reikia kiekvieną kartą atidarius poziciją būtina nusistatyti maksimum 16 taškų stop loss, tai yra apsauga nuo visiško akaunto uždarimo. Tai yra viena sąlyga. Jeigu jūs neuždedate stopo, tai pamačius TradeStation komandai, kad jo nėra, pozicija bus automatiškai uždaroma, nesvarbu kokioje vietoje jinai bus, ir jums dar bus nuskaičiuotas $70 mokestis už tos pozicijos uždarimą priverstinį. Dabar norėčiau pašnekėti apie pačią prekybą indeksų, tai yra kokie veiksniai lemia, kad aš atidarinėčiau poziciją arba ne. Tai apie viską nuo pradžių, tai visų pirma, viską, ką matote grafike, kuris yra sudarytas iš žvakių, yra kainos grafinė išraiška. Kaina keičiasi per tam tikrą laiko tarpą ir tai atsispindi Y ašyje. Tai mano prekybos būdas, kurį aš praktikuoju, yra paremtas price action metodu. Tai yra senas metodas, kurį išpopuliarino Al Brooksas. Tai yra amerikiečių traderis, kuris prekiauja šiuo metodu daugiau negu 30 metų. Yra parašęs keletą knygų ir turi savo mokymo kursą. Ir kas yra price action? Tai price action yra kainos judėjimo atvaizdas bet kokio tipo grafike, bet kurio laikotarpiu. Tai yra price action galima taikyti bet kokiam finansiniam instrumentui, ar tai būtų akcijos, obligacijos, ETF-ai, indeksai, kripto ir panašiai. Bet kokia kainos grafinė reprezentacija, kaip štai tokia, yra price action pavyzdys. Atliekant techninę analizę, naudojant šį metodą, yra remiamasi rinkos psichologija bei kainų grafikės struktūromis. Ir struktūrų būna įvairių, tai yra prašyta price action fundamentaluose ir reikia pasimokyti, kad jas visą žinoti, bet jų nėra tiek daug, kad pasimesti jose, bet jų visų mokintis nereikia, kadangi yra galima surasti savo nišą, tai yra 1, 2 arba 3 struktūras, kaip ir mes vėliau pašnekėsime, tik kurias naudojant galima tradinti sėkmingai. Ir kodėl būtent price action veikia? Tai veikia todėl, kadangi rinkos psichologija
yra paremta emocijomis ir tendencijomis. Tai rinkoje egzistuoja kainos inercijos taisyklė, kuri teigia, kad rinkos apie 70-80% rinkos kaina bent jau kurį laiko tarpą judės tą linkme, kurią ir iki šiol judėjo. Tai yra, bus kažkokia tendencija. Ir ši taisyklė ypatingai svarbi įsisavinti, norint suprasti ir perprasti rinkos kainos judėjimo mechanizmą. Apie ją pašnekėsime plačiau galbūt kitame video, bet paprastai žodžiais tai reiškia, kad tarkime, jeigu kaina krito, tai 80% pokyčių bus nesėkmingi. Arba jei kaina judėjo tam tikrame diapazone, jinai ir judės tam tikrame diapazone tam tikrą laiko tarpą, kol kažkas pasikeis. Kitas įrodymas, kad price action veikia, yra tas, kad kaina juda fraktalais. Tai yra kainos reprezentacijos grafike struktūros, tie fraktalai kartojasi vėl ir vėl. Tarkime, jeigu paimsime kokį nors finansinio instrumento kainos pokytį, kuris vyko prieš 50 ar 100 metų, tai pamatysime, kad ten tos kainos struktūros yra tokios pat kaip ir dabar. Tai yra, jos yra identiškos arba labai panašios. Tai fraktalai tai yra niekada nesibaigiančios struktūros, kurios yra vienodos arba panašios visose laiko skalėse. Tai šiuo atveju grafikas reprezentuoja kainą ir tarkime tiek 5 minučių grafike, tiek valandinėme grafike arba dieninėme grafike rasime tas pačias struktūras. Bet aišku, kuo ilgesnis laiko intervalas, tarkim, jeigu laiko intervalas grafikoje yra 1 diena, tai struktūra formuojasi daug ilgiau. Tarkime, dienos grafike, kur viena žvakė reprezentuoja 1 dieną, suformuoti kainos struktūrą gali užtrukti 2 mėnesius ar ilgiau, o tame pačiame 5 minučių grafike ta pati struktūra susiformuos per valandą laiko. Tarkim, wedge arba trikampis arba, žodžiu, įvairių yra struktūrų. Struktūras, tiesa, jeigu sulyginsime ir sumažinsime čia grafiką dienos iki labai mažiuko ir sulyginsime tos grafikus, jie bus labai panašus tų pačių struktūrų, tačiau skirtingas tik savo dydžių, ta prasme, taškų kiekiu. Tai būtent remiantis šiais 2 argumentais, traderis gali priimti sprendimus remiantis price action ir tikimybių teoriją ir sėkmingai prekiauti indeksų. Toliau dar šnekant apie tikimybės ir rinkos psichologiją, tai per daug neišsiplečiant, iškart galima paminėti, kad tikimybė, kad kaina kils arba kris, visados nėra 50/50, kaip daugelis linkę manyti, kad čia yra visiškas chaosas grafike. Po tam tikrų struktūrų susiformavimo tikimybė, kad kaina judės į reikiamą pusę, gali būti daug didesnė negu į kitą pusę. Tarkime, šiuo metu aš naudoju algoritmą, tai yra visa mano prekyba yra atliekama naudojantis tiek price action analizę, bet taip pat ir algoritmų, kuris spalvina žvakes tam tikrą spalvą, remiantis price action ir parodo signalus, kuriais remiantis gali būti atidaryta pozicija į vieną arba kitą pusę. Šis algoritmas nėra automatinis, jis tik parodo, kur tikimybė man yra palankiai atidarinėti poziciją, tai yra nusipirkti kontraktą
ir tais signalais tas algoritmas parodo nuspalvindamas atitinkamą žvakę, atitinkamą spalvą. Šis algoritmas, beje, aš galiu dabar įjungti. Čia grafikas taip atrodo be algoritmo ir kai įjungsiu, grafikas atrodo taip. Kiekviena spalva kažką tai reiškia ir aš paaiškinsiu vėliau viską, bet šnekant apie patį algoritmą, tai šis algoritmas buvo sukurtas amerikiečių traderio ir koderio Alimo Nafshri. Jis buvo protestuotas su historical data, tai yra paimtas kainos grafikų archyvas iš praeities, su jo protestuota ir taip pat šis algoritmas buvo protestuotas ir tradinant gyvai. Visą informaciją apie algoritmo tyrimą ir rezultatus ir kaip šį algoritmą įsikelti į TradeStation platformą, kurią aš naudojuosi, galite rasti Gumroad mano puslapyje. Ten jūs rasite 2 PDF failus, kurie yra apie 38 lapų apimties. Ten rasite visą tyrimo ir jo rezultatus ir taip pat rasite instrukcijas, kaip susikonfigūruoti tą algoritmą įsikeliant į TradeStation platformą ir kaip įsijungti kitus indikatorius. Nuorodą galėsite rasti apačioje video. Taip pat įkelsiu nuorodas, kur galima rasti, kaip pradėti mokytis price action metodo ir tiesiog pradėti mokintis. Plačiau šnekant apie patį algoritmą, tai sakyčiau, yra visa bazė tradinimo, tai yra ir sprendimų priėmimo. Algoritmas spalvina spalvas remiantis specifinėmis sąlygomis. Pagrindinis šio algoritmo tradinimo principas yra breakoutai. Tai yra staigus ir dideli kainų proveržiai į vieną pusę. Kas yra svarbiausia, kad tradinant įvykstant breakoutui, tikimybė, kad po stipraus breakouto susiformuos antra koja, tikimybė yra gan didelė, tai yra 80% arba daugiau. Tai visa esmė ir visas pagrindas, norint sėkmingai tradinti vieną struktūrą, užtenka žinoti šios skaičius ir šią teoriją, antrų kojų teoriją po stipraus proveržio į vieną pusę. Tradinant tiesiog šią struktūrą galima sėkmingai uždirbti pinigų. Tai kokia yra antros kojos susiformavimo logika? Tai staigus ir dideli breakoutai, kaip pavyzdžiui šis breakoutas į apačią, čia buvo pardavinėjama ir čia buvo pardavinėjama, kurie, tarkim, breakoutai, kurie susideda iš 2 kojų, iš 2 žvakių arba daugiau, įkalina traderius. Tai leiskite paaiškinti. Įkalinti traderiai yra tie, kurie statė prieš breakouto sėkmę, tai yra proveržį šitą sėkmę. Tai tarkime, susiformavus šitai žvakiai, jie statė, kad kaina apsivers ir pradės važiuoti į priešingą pusę, bet kai jie pamatė šitą žvakę, jie yra įkalinti, kadangi jie nusipirko poziciją šiame taške ir kaina toliau krito ir jų balansas mažėjo. Ir jie yra įkalinti pralaiminčioje pozicijoje. Tai yra pirmoji grupė traderių. Antroji grupė traderių tai yra traderiai, kurie neatidarinėjo pozicijos į breakouto pusę.
Tai vadinama trapped of winning trade. Tai yra, jie dabar gailisi, kad netidarė pozicijos į pardavėjų pusę, nes kaina krito, jie turėjo pardavinėti pozicijas, bet šiame taške jie nebenori parduoti, kadangi kaina nukrito per staigiai, per greitai. Ir jie laukia atsitraukimo, vadinamo pullback. Tai pirma traderių grupė yra įkalinti, kol kaina krenta ir jų balansas mažėja. Atidarė priešingą poziciją breakouto pusėje ir galvojo, kad breakoutas nebus sėkmingas. Ir taip pat antroji grupė dvėjojo ir netidarė pozicijos iš vis, kai galėjo turėti laiminčią poziciją, ir taip pat yra įkalinti. Ir abi šios grupės nori pullbacko. Pirmoji grupė nori atsitraukimo, kad, tarkime, šitie traderiai, kurie pirko šios žvakės uždarimą, kad galėtų išeiti break-even, tai yra išeiti iš savo pralaiminčios pozicijos ir likti ant savų. Ir tie traderiai, kurie nepardavė čia, antroji grupė, jie nori pullbacko, kad galėtų pardavinėti geresnėmis kainomis. Tai kažkada įvyksta, o tai vyksta dažniausiai ir prasideda pullbackas po breakouto, bet pullbackas, tai yra atsitraukimas, būna trumpas, kadangi po tokio stipraus pardavinėjimo žmonės netiki, kad marketas atsigaus, jie pardavinės toliau. Tai yra tokia logika. Taip pat egzistuoja ir trečia grupė, tai yra trend traderiai, tai yra traderiai, kurie pardavinėja breakoutą, tačiau jie atidarė mažą poziciją breakouto pradžioje, kažkurioje vietoje, nes tuo metu tikimybė breakouto buvo nežinoma arba labai nedidelė, todėl kontroliuodami savo riziką, traderiai atidarė tik mažą porciją savo visos galimos pozicijos. Bet dabar, kai breakoutas pasirodė sėkmingas, jie nori pridėti prie tos pozicijos ir atidaryti didesnę poziciją, todėl sulaukia pullbacko, jie pardavinės vėl ir pridės prie savo laiminčios pozicijos. Ir kaip matote, įvyko breakoutas, įvyko pullbackas, tai yra atsitraukimas, ir antra koja. Tada dar viena koja ir trečia koja. Bet esmė yra breakoutas ir antra koja. Taip pat galime restartinti skaičiavimą ir pradėti skaičiuoti breakoutas, antra koja. Tai ši dinamika tų visų trijų grupių yra atsakinga už antrų kojų sukūrimą, kai breakoutas yra pirma koja, o po atsitraukimo judėjimas tą pačią linkme kaip ir breakoutas yra antra koja. Viskas yra aprašyta detaliai PDF faile, kur yra breakoutų tyrimas. Tenai galite rasti visas tikimybės procentaliai ir tyrimai iš ten rodo, kad tradinant antrą koją po stipraus breakouto tikimybė antrai koja yra 80% arba daugiau. Jeigu traderis sugeba išsifiltruoti sąlygas tradinant antras kojas, laimėjimo tikimybė yra dar didesnė ir gali siekti net iki 90%. Tarp visų šitų sąlygų egzistuoja viena, kuri prisideda daugiausiai prie to 10% prieaugio. Tai yra vengti tradinti tolimesnių kojų. Tai yra, čia buvo pirma koja, čia antra, čia jau trečia koja. Tai yra vengti tradinti trečios, ketvirtos, penktos kojų. Kaip matote, po trečios kojos breakouto nebebuvo ir buvo tiesiog atsitraukimas ir reversal, tai yra kainų apsivertimas. Breakoutai yra viena iš aprašytų
struktūrų. Taip pat iš viso šitame algoritme yra 3 grupių žvakės ir šios žvakės yra visos skirtingos. Aš paaiškinsiu trumpai. Tai yra, čia buvo breakout, pullback ir second leg, tai yra breakouto, proveržio, atsitraukimo ir antros kojos scenarius. Breakout žvakės yra spalvinamos mėlynai, jeigu tai yra bullish pirkėjų žvakės, arba raudonai, jeigu yra bearish pardavėjų žvakės. Taip pat yra ir 2 grupės kitų spalvų, tai yra dar 2 grupės žvakių, kurių spalvinius signalus galima prekiauti su padidinta tikimybė. Tai yra, antra grupė yra išorinės žvakės ir trečia grupė yra klimaksinės žvakės. Išorinės žvakės spalvinamos oranžinė spalva ir tamsiai žalia spalva. Tai išorinės žvakės yra spalvinamos nebūtinai pagal savo kryptį, bet kartais ir pagal savo proveržio su prieš tai esančia žvakė dydį. Tai kas turima omeny? Tai čia yra, kaip matote, išorinė žvakė, išorinė žvakė yra ta, kuri apgaubia prieš tai esančią žvakę. Tai yra, jos viršus yra aukščiau prieš tai esančios žvakės viršaus, o apačios yra žemiau prieš tai esančios žvakės apačios. Tai logika būtų tokia. Jeigu proveržis yra didesnis į pardavėjų pusę, tai yra atstumas tarp prieš tai esančios žvakės žemumos ir dabartinės esančios, tai yra išorinės žvakės žemumos, yra didesnis negu šis atstumas, tai tada tendencija yra bearish. O jeigu atstumas išorinės žvakės, kaip čia matote, bullish žvakė, nes yra žalia, atstumas tarp šito taško prieš tai esančios žvakės viršaus ir dabartinės žvakės viršaus yra didesnis negu prieš tai esančios žvakės apačios ir dabartinės žvakės apačios, tai tendencija yra bullish, tai yra daugiau pirkėjų negu pardavėjų. Ir vienintelė sąlyga, kuri leidžia prekiauti, darant prielaidą, kad jeigu tendencija yra bearish, tai yra, jeigu žvakė nusidažo oranžinė spalva, tai jos viršuje egzistuoja resistance. Tai yra atramos taškas. Ir šitame taške yra daug limit order pardavėjų. Todėl šiame taške tikimybė, kad bent jau pasiekus šį tašką kainai, bent jau kažkiek laiko kaina apsivers ir pradės judėti į šios žvakės pusę. Tai kaip matote, ši žvakė pasiekė tą tašką, 22 žvakė, ir jinai pajudėjo ir kaina tada pajudėjo apie 5 taškus į reikiamą pusę. Tai šios žvakės yra treidinamos tik su limit orderiais, manau, ir jūs būtumėte su ES, E-mini kontraktu, jeigu atsidarę vieną kontraktą, būtumėte uždirbę 5 taškus. Aišku, priklauso dar nuo... Niekada nežinosite, kada kaina apsivers ir pradės judėti į priešingą pusę, todėl šie treidai yra labai greiti skalpai, po keletą taškų uždirbti keletą dolerių, bet tikimybė, esmė yra tame, kad tikimybė pasiekus šį tašką kaina apsivers bent trumpam yra didesnė negu neapsivers. Taip pat matote, kai tendencija yra bullish, tai yra daugiau pardavėjų, kai matote tamsiai žalią spalvą šios išorinės žvakės, tai jos apačia
virsta suportu. Tai yra pasiekus tašką, kainai pasiekus tašką vėl, jeigu pasieks, nes dabar matome, nėra pasiektas, tikimybė, kad kaina apsivers, tai yra daug limit order buyerių, tai yra pirkėjų yra šiame taške, tikimybė yra didesnė negu neapsivers. Tai jeigu pamažinsime grafiką, tai matome, kad jeigu būtumėt uždėję limit orderį šitame taške, matote, pasiekė šį tašką, kaina apsivertė ir nukeliavo nuo 887 iki 899 taškus į viršų. Tai jeigu būtumėt uždėję limit order buy čia ir, tarkime, išėję ties resistance šio indikatoriaus exponential moving average, tai būtumėt uždirbę 9 taškus, kas įminė yra $450. Tai tokiu principu šie signalai ir yra treidinami. Taip pat tai yra išorinės žvakės, treidinamas su limit orderiais. Ir beje, paskutinė grupė, žvakių, kurias spalvina algoritmas, yra klimaksinės žvakės. Klimaksinės žvakės yra spalvinamos pink, rožinė spalva, ir neon green, tai yra salotinė spalva lietuviškai. Jos yra spalvinamos pagal tam tikrus parametrus ir algoritmo statistiškai paskaičiuota, kad po tokių žvakių yra apie 70% tikimybė, kad įvyks bent trumpas kainų atsitraukimas į priešingą trendui pusę, prieš trendui sugrįžtam. Kaip matote iš šio pavyzdžio, kur aš atidariau poziciją po klimaksinės žvakės, tai yra ketvirtadienis 2024 metų spalio 17 diena, įvyko visiškas apsivertimas kainų ir kaina dar kilo daugybę žvakių. Tai vienas iš indikatorių, kodėl aš neišėjau iš šios pozicijos, buvo susiformavusi išorinė bulė žvakė, kuri labai stipri, pirmoji šioje visoje struktūroje, ir dėl to aš nusprendžiau palaikyti dar ir šiuo atveju uždirbau 19 taškų su 8 micro-E-mini kontraktais. Taip, jeigu pasižiūrėsime statistiką, (17 dieną įvyko treidas, show only mes 24, čia yra micro-E-mini simbolis. Taip, tai yra vienintelis treidas per paskutinės 2 dienas. Kaip matau, buvo uždirbta $750. Treido trukmė truko 53 minutės. Tai per valandą laiko $750. Nėra blogai. Aišku, tokie treidai vyksta retai ir kai galima uždirbti 20 taškų, ypatingai naudojant skalpus, tai yra šis algoritmas skirtas skalpinimui, tai yra trumpiems treidams, tai šis treidas buvo gana ilgas. Taip pat, tai kaip matote, po klimaksinės žvakės, kuri nusispalvino
rožinė spalva, tikimybė, kad kaina apsivers yra 70%. Tai čia matote, nusispalvino klimaksinė spalva, apsivertė. Nežinia, kiek truks tas apsivertimas, bet kaip ir sakiau, šis algoritmas yra skirtas skalpui, tai jums užtenka uždirbti keletą taškų, tarkim $200, ar ten trading micro $20 ir išeiti iš pozicijos. Čia taip pat susiformavo klimaksinė žvakė, bet bullish klimaksinė žvakė. Tai kad apsiversi kitą pusę, apsivertė. Koks mano mąstymas buvo dėl šito? Aš atidariau poziciją su market orderiu, kadangi kaina stipriai kilo į viršų. Ir taip pat buvo price action labai standartinis pavyzdys, tai yra skiltės arba wedge bottom. Tai yra tokia struktūra, price action, kai susiformuoja 3 kojos į apačią ir tada padidėja tikimybė, kad kainos apsivertimas truks ilgiau. Gali trukti, tarkim, 10 žvakių ir panašiai. Tai remiantis šią informaciją ir taip pat price action, kainos struktūrą, paėmus šios 2 veiksnius, nusprendžiau, kad tikimybė yra mano pusėje ir atidariau poziciją. Ir pozicija buvo sėkminga. Taip pat čia matome wedge top. 3 kojos į viršų. Tai galvau, 19 taškų tikrai yra solidus uždarbis, todėl išėjau iš šios pozicijos ir kaip po to pamatėme, kad buvo išeita gerų laikų. Tai tikiuosi, kad nebuvo labai sudėtinga suprasti, ką aš norėjau paaiškinti. Šiaip čia yra tik scratch of the surface, kaip sakant, teorijos yra daug daugiau ir įvairių sąlygų yra daug daugiau. Viską galite pasiskaityti glaudžiau PDF dokumentuose, patalpintuose mano Gumroad. Taip pat ateityje bus daugiau video su paaiškinimais, nes tradinti taip pat ypatingai svarbu yra nusistatyti stop lossus, kur išeiti iš pozicijos, jeigu pozicija yra pralaiminti, rizikos valdymas, pozicijos valdymas ir panašiai. Yra daug aspektų įvairių, bet po truputėlį tobulėjant visko galima išmokti ir sėkmingai prekiauti. Tai jeigu kažkam kils klausimų, susisiekite su manim, visą laiką būsiu patenkintas, kad žmonės domisi ir nori išmokti, ir man ir pačiam yra geras būdas mokintis, analizuojant ir atsakinėjant kitų klausimus, nes aš taip pat dar esu mokinys, tikriausiai visada jo ir liksiu, bet mokant kitus yra mokomasi greičiausiai. Šiam kartui tiek ir iki kitų video.